Man patinka. Tikrai įspūdžiai ir nuoširdus žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien mes kalbėsime apie Agatą. Nežinau, ar daugelis žino, kas tai per organizacija, bet ji jau švenčia 25 metų sukaktį. Būtent sausio 14 dieną, tolimais 99 metais, buvo įkurta ši organizacija, Gretutinių teisių asociacija. Apie tai šiandien mes kalbame su Agatos direktorė Agne Begete. Labadiena, gerbiama Agne. Labadiena. Malonu matyti jūs ir girdėti. Tikiuosi, kad mūsų klausytojams štai autorių teisės lyg tai jau suprantamas. Per tiek laiko mes jau puikiai suprantame, kad intelektualinės kūrybos autoriai jie turi gauti atlygį už savo darbą, už savo kūrybą, eilėraščius, dainas, muzikinius kūrinius ir taip toliau. Bet štai, Gretutinių teisių asociacija Agata. Galbūt jūs šiandien galite labai trumpai mūsų klausytojams paaiškinti, kasgi ta Agata ir kodėl ji reikalinga? Taip, tai jeigu, kaip jūs minėjote, kalbame apie autorius, tai yra žmonės, kurie sukūrė tam tikrą, paimkim dainą, ar ne? Tai yra dainos kompozitorius ir poetas, kuris parašė tekstą. Tai jiems atstovauja Latga, mes atstovaujam žmonėms, kurie atlieka tą muzikos kūrinį, tai yra ta visa muzikos grupė, kuris stovi scenoje, atlieka ir žmonėms, kurie paskui iš to padaro įrašą ir išleidžia jau, sakykime, fiziniu ar nefiziniu formatu. Tai va, tai yra 3 teisų turėtojų grupės, visi 3 jie yra visiškai svarbus tam, kad mūsų pasiektų muzikos įrašai. Tai va, tai kalbėdami apie Agatą, mes stovim šalia, greta autorinių teisių. Bet ne vien tik tai, mes kalbame štai apie muzikos kūrinių kūrėjus, atlikėjus, bet Agatoje ko gero yra ir aktoriai, ir jie irgi kūrė intelektualinį produktą, ar ne? Visiškai teisingai, tarp mūsų narių yra ir aktoriai, tačiau tenka irgi pripažinti, kad nors ir praėjo 25 metai nuo Agata įsteigimo, tačiau aktorių teisinė padėtis vis dar yra šiek tiek, sakykime, prastesnė negu muzikos atlikėjų. Tai va, tai dar tikrai turim kur dirbti. O kodėl mes visi prisimename praėjusius metus scenaristų, aktorių, režisierių streikus Jungtinėse Amerikos valstijose, kai kino pramonė buvo praktiškai paralyžuota, o štai aktoriai, kodėl? Jie patys nėra galbūt tokie aktyvūs, ar vis dėlto dar ne visiškai įvertina, kad jų kuriamas, nežinau, spektaklio vaidmuo. Pagaliau kiekvienas atlikėjas ir gerai žinoma kūrinį interpretuoja vis tik savaip ir tai yra naujas intelektualinis produktas. Visiškai teisingai sakote ir aktoriai yra lygiai tokie patys, intelektinės nusavybės kūrėjai, kaip ir muzikantai ar kiti. Tačiau matyt, čia kol kas koja pakiša tarptautiniai mūsų teisės aktai. Tai muzikoje jau nuo 60 kelintų metų buvo sutarta, kad muzikantams bus atlyginama, o aktoriai buvo vis dar, jiems sakoma, palauk. Tai iki šių dienų vis dar jie laukia ir tikrai mes su žavesiu stebime, kaip Amerikoje jie kovoja už savo teises. Tai tikėkime, kad čia neprieisim prie tokių, bet iš tikrųjų laukiame tos Pekino sutarties, kur yra ratifikuojama visame pasaulyje ir tikimės, kad ir čia greitų metų ta sutartis bus ratifikuota ir aktoriai turės tas pačias teises kaip ir muzikos atlikėjai. Aišku, muzikos atlikėjai sudaro didžiąją dalį, beje, apie tą dalį ir norėčiau su jumis pakalbėti. Kuriančių iš tikrųjų Lietuvoje yra daug, mes kūrybinga tauta esame, o kiek kūrėjų, kiek atlikėjų vienyje Gretutinių teisių agentūra Agata? Mums patiems tikrai taip net nustemba žmonės, kai pasakom, klausim, kiek Lietuvoje yra atlikėjų, ar ne? Ir sako, kiek čia, 1000, 2000 maksimum. Tai iš tikrųjų Agata jau vienyje apie 12 000 atlikėjų. Taip, 12 000? Vien Lietuvoje. Ir kartais net tenka, sako, taigi aš ten tik tai kokią nors vieną posmelį sudainavau kažkokioj dainoje, ar ne? Ir dažniausiai jau mes turėsime informaciją apie tą žmogų, kad jisai atliko tam tikro kūrinio, tam tikrą dalį, ar ne? Tai tikrai tas, pildosi, irgi pagalvokim, kiek jų auga ir visi muzikiniai projektai, visi jauni žmonės, nes turim tikrai atlikėjų, kuriems vos yra ten, nežinau, pradedančiųjų karjerą, atsiminkim ir mūsų tas dabartinės žvaigždės, kurie
nuo dainų Kažkada taip. dainelių ar ne ir nuo visokių projektų. Tai tikrai nesvarbu kiek metų, svarbu žodžiu, ką žmogus atliko. Ir jeigu įrašas jau skamba viešose erdvėse, tai mes greičiausiai jau jo ieškosim ir norėsim išmokėti atlygį. Aišku, štai mūsų komandoje dirba puikiai vokalistė Eglė, ji dažnai dainuoja ir kuria savo kūrinius. Ir štai šiandien mes prieš mūsų pokalbį šiek tiek diskutavome ir sako, bet ar man kaip atlikėjai tikrai reikia būti Agatos nare ir turėti tą sutartį. Tai galbūt, Agne, šiandien galite jūs paaiškinti, kodėl bet kuris atlikėjas vis dėlto turėtų kreiptis į Agatą. Na, tai visų pirma, dėl informacijos. Mes negalim tiesiog bet kur, ar ne, išmokėti atlygio. Mes turim žinoti sąskaitos numerį, turim įsitikinti, kad čia tikrai tas žmogus. Galų gale patys atlikėjai labai aktyviai pateikia ir informaciją, kad dalyvavo tokiuose įrašuose ar tokiuose muzikinėse projektuose, radijoje, televizijoje. Ir tikrai tas informacijos apsikeitimas vyksta labai, labai aktyviai. Todėl mes tikrai visus kviečiame paprastu būdu užpildyti formą mūsų internetinėme puslapyje ir tapti nariais. Juolab, kad tas tapimas nieko nekainuoja, narystė Agatoje yra nemokama. Ir galų gale mes irgi dalinamės paskui visokiais informacija svarbia apie nuo mokesčių pasikeitimų iki dalyvavimo muzikos salėje ir panašiai. Tai šalia to, kad gauna atlygį, dar gauna ir daug svarbių žinių, kur mums atrodo, kad reiktų žinoti kiekvienam muzikantui. Dar vienas klausimas. Per ketvirtį amžiaus pasikeitė ir mes, muzikos vartotojai, mes kaip radijo stotys, taip pat naudojame tą pačią produkciją ir, žinoma, mokame tam tikrą mokestį Agatai, bet vis dėlto dar vienas klausimas, tai yra požiūris į intelektinę nuosavybę pasikeitė ar ne. Aš suprantu, kad, štai radijo stotis, televizijos jos privalo, bet kreipkis į kokią nors nedidelę kirpiklėlę, kurioje skamba ta pati muzika, jis sakys, bet kodėl aš turiu mokėti? Aš moku mokesčius, moku nuomą ir taip toliau. Kokia situacija yra? Koks visuomenės požiūris pasikeitė ar ne? Mes džiaugiamės, kad požiūris iš tikrųjų yra pasikeitęs. Ir taip mums vis dar tenka įrodinėti, vis dar tenka ieškoti tų žmonių. Dažnai jie bijo, sako, kad ir jūsų paminėta, ar ne, kirpėja, sako, oi, aš galvoju, kad čia man reikės sumokėti 1000 eurų ir pasakai, ten kirpėja tarifas prasideda nuo 30 eurų metams. Tai tai sako, kaip paprasta, tai aš galėsiu leisti, ką norėsiu ir čia, žodžiu, tai tikrai mes dažnai sakom, kad nereikia bijoti, reikia kreiptis. Tai tos baimės dar šiek tiek yra, tačiau tikrai naudotojai, ir jūs kaip sakote, ne tik radijo stotis ir televizijos tie didieji naudotojai, bet ir smulkiosios kavinės, restoranai, visos viešos vietos jau supranta, kad reikia už muziką atlyginti tiems žmonėms, kurie prisidėjo ir galų gale supranta, kad ta muzika, jų versle yra labai svarbi, nes jinai kuria nuotaiką, kuria darbuotojams geresnę atmosferą ir taip toliau ir panašiai, ir galų gale kuria ir identitetą, nes, vienaip kavinė, jeigu galvosi, jeigu jinai džiazą groja, kitaip, jeigu, nežinau, šiuolaikinė muzika, tai tikrai yra svarbus fokusas versle ir džiaugiamės, kad verslai tikrai, supranta jo vertę. Taip, aš tikiuosi, kad ir visuomenė supranta, ar ne? Per ketvirtį amžiaus, ko gero, Agata irgi pergyveno visus piratavimo vandenino, bangavimus, tsunamius ir 9 metrų bangas. Visko buvo visuomenėje, mes prisimename 2000 metus ir tą piratavimo srautą. Kokia situacija jūsų nuomonė dabar? Mes labai irgi, šiandien švenčiame, tai galime džiaugtis, ar ne? Tai turime tikrai pakankamai gerai veikiančią sistemą, turime paskirtą valstybės instituciją, radio televizijos komisiją, ar ne? Kur, mes patys irgi išbandom labai aktyviai, jeigu pamatome ten piratinį kažkokią ar saitą, ar tiesiog būna visokio plauko piratų dabar būna, ar ne, žmonės tikrai techniškai labai išprusę, tai galima kreiptis būtent į šitą komisiją ir jie imasi veiksmų, netgi dabar čia toks jau visai įdomus žingsnis, jie vietoj policijos pradėjo taikyti administracinę atsakomybę, ar ne, tai irgi toksai daugiau matyti atgrasimo žingsnis. Tai be abejo, technologijos žengia į priekį daug greičiau negu institucijos ir negu įstatymai, tačiau smagu, kad turime veikiančią sistemą ir kad jeigu jau tavo teisės yra pažeistos, yra kur kreiptis ir efektyviai yra imamasi priemonių.
Dar vienas klausimas, jūs prakalbote apie technologijas. Technologijos iš tikrųjų labai greitai skuba į priekį, atsirado begalė platformų, kuriuose atlikėjai gali talpinti savo kūrinius. Kokie santykiai su pasaulinio masto platformomis, kaip ten? Ar atlikėjai lietuvaičiai talpindami į Spotify kūrinius turi galimybę tikėtis kažkokio atlygio? Tikrai taip, turi galimybę ir netgi viena iš Agata funkcijų yra, kad nemokamai mes padedam žmonėms įsikelti tą muziką, nes taip paprastai neina atlikėjams sukelti. Tai mes esam kaip tas informacijos bankas ar ne vienoje vietoje suregistruojam ir paskui padedam jiems patekti į tas platformas. Tai atlygis yra gaunamas, iš kitos pusės jis dar yra pakankamai nedidelis. Ir jis turėtų būti mūsų akimis tikrai daug didesnis. Nes žmonės perklauso, sakykime, 1000 kartų, tai jis ten visiškai gauna nedidelį atlygį. Tai gera pradžia, bet tikrai yra dar kur tobulėti. Na ir pakalbėkime apie pinigus. Nežinau, ar Agnė norės apie tai kalbėti, bet vis dėlto per 25 metus ar suskaičiavote, kiek vis dėlto jūs kaip organizacija išmokėjote tiems patiems atlikėjams, pagrindinė ko gero Lietuvos atlikėjams, nors atstovaujate tik lietuvių atlikėjus, ne? Ne, atstovaujame jo visam pasauliui. Taip, iš tikrųjų per tus skaičiuojam ir savo viščiukus, ar ne, per 25 metus. Tai išmokėjom, paskirstėm virš 50 milijonų eurų. Tai va, ir pavyzdžiui, per pastaruosius metus virš 5 milijonų yra paskirstyta. Tai, tikrai tai atlyginimai auga ir jeigu palyginus, kaip pirmais metais, pirmasis paskirstimas buvo 40 000, vos ar ne, tai dabar jau yra virš 5 milijonų. Tai čia startas buvo nuo 40 000, dar ko gero eurais ar litais? Litais dar buvo 2001 metais, taip. Tai tikrai, ta progresija yra labai sveikintina ir paėmus tą vidurkį, sakykime, aplink mūsų kaimynus, tai jisai pakankamai padoriai atrodo. Ir išmokam tikrai atlygį ne tik lietuviams, bet ir užsieniečiams, kurie yra naudojami būtent mūsų Lietuvos teritorijoje. Tai, tiesiog aš kaip pavyzdį, sakykime, noriu pasidalinti, kiek informacijos yra, kai ten sako, šiandien mes vis minim tą Marijoną Mikutavičių ir 3 milijonus, ar ne? Bet tada mes turim sužinoti, kiek atlikėjai, kokie atlikėjai ten groja būgnais, klavišais, bosinė gitara ir taip toliau, ne tik tai pats Mikutavičius, kuris dainavo, ir tiems žmonėms išsiunčiame atlygį. Lygiai taip pat, jeigu mes imam ten kokią, nežinau, Adelę pavyzdžiui. Tai gali būti, kad Adelei keliaus atlygis per Jungtinės karalystės. Kitiems ten, jeigu kokiu fortepijonu groja ispanų narys, keliaus per ispanų organizaciją. Tai tikrai yra didžiulė sistema, kur stengiamės visi vienodinti tą lygį, kad atlygis pasiektų kuo greičiau visus atlikėjus. Ar dirbtinis intelektas kažkiek padeda jums šiame darbe, ar galvojate, jog perspektyvoje tai irgi gali būti, pagalbininkas, tam tikras įrankis, nes duomenų kiekiai jie iš tikrųjų yra milžiniški? Taip, sakau su tokia atodusi, taip, nes tai kelia ir iššūkių, nes irgi, tikrai jau girdim ir apie tą, ne tik girdim ir klausom muziką atliekamą dirbtinio intelekto, tai čia yra ir didelė galimybė ir didžiulis iššūkis. Bet man atrodo, be abejo, bus įdomu. Bus įdomu, tai štai, kam mokėsite, jeigu atlikėjas yra dirbtinio intelekto sukurtas įrenginys, kuris, kuria, ne tik kuria, bet ir, pavyzdžiui, groja muziką. Tai apie šitą temą, kam mokėti, ar tam atlikėjui, kurio muziką suvalgė ir išmoko tas dirbtinis intelektas, ar tam žmogui, kuris davė užklausą, žodžiu, apie tai šneka visas pasaulis, tame tarpe ir mes, tai aš tikiu, kad rasim greitu metu visus atsakymus. Tikiuosi, nes tai aktualu ir mums kaip žurnalistams, nes tas pats dirbtinis intelektas ima mūsų informaciją, mūsų publikacijas, mūsų straipsnius, mokosi iš to ir po to generuoja. Dar vienas klausimas, norėčiau paklausti, vis dėlto Agatoje nemažai matau ir jos valdymo organe, taryboje, kuriančius aktyvius žmonės. Galbūt galite trumpai pristatyti, kas, pavyzdžiui, dabar yra Agatos tarybos pirmininkas? Taip, tai Agata, kaip organizacija, kaip asociacija, svarbiausias mūsų ta jau institucija, tai yra visuotinis narių susirinkimas, kuris susirenka kartą į metus, dideliai salėje, ar ne, ir paskui jie įgalioja 10 žmonių, iš kurių yra 5 tie leidėjai, pavyzdžiui, turim Sony atstovę iš Suomijos,
kaip pavyzdžiui, ir 5 atlikėjai. Tai atlikėjas šiuo metu pirmininkas yra ir tai yra Domantas Razauskas, jis yra tiek kūrėjas, tiek atlikėjas ir tikrai įsigilinęs į mūsų visas įstatymų, mokesčių ir visų kitų peripetijas. Tai va jau 6 metus pirmininkauja, taip. Aišku. Agne, ar neatrodo, kad vis dėlto kalbant ir apie tą intelektinę nuosavybę ir štai Agatos, Latgos vaidmenį mūsų ne tik kuriančių pasaulyje, reikėtų šiek tiek dažniau ir daugiau apie tai pakalbėti? Mes visiškai pritarėme ir dažnai mes irgi dar vis klausimų sulaukiam ir iš naudotojų, tai kuo jūs čia skiriatės nuo Latgos, ar ne, kodėl 2 kartus turi mokėti. Tikrai tų žinių trūksta ir dėl to labai dėkojam ir jums, kad priimat mumis į savo eterį, nes tikrai žmonės vis dar nežino ir tikrai daugiau žinių nebus blogiau nuo to. Jums kaip Agatos direktoriai įdomus šis darbas, nežinau, čia pastoviai ir kūrybos yra, ir iššūkių begalė, ko gero, ir informacijos rautai milžiniški. Ir sustoti nėra kada. Ir iš tikrųjų mūsų kolektyve dirba žmonės, kurie dirba jau daug metų. Bet mes sakom, tai yra tokia sritis, kur visą laiką viskas keičiasi. Ir tu turi domėtis tiek muzika nauja, tiek tais visais technologiniais iššūkiais, tiek reguliavimu, tarptautiniam visom, sutartim ir panašiai. Tai tikrai tokia sritis yra nemonotoniška ir džiaugiamės netgi studentų, turim krūvas ateinančių, darančių praktiką, nes ir visi sako, kokia čia yra įvairi veikla nuo renginių iki tokių labai paprastų žemiškų buhalterinių dalykų. Tai džiaugiamės, kad šita sritis tikrai labai įdomi ir kviečiam žmonės įdomėtis. Ir dar paskutinis mūsų pokalbio klausimas. Nemažai mūsų įstatymų vis dėlto jie yra vienokiu ar kitokiu būdu deleguojami iš ES bendrų direktyvų ir taip toliau. Jūsų nuomonė, kaip direktorės nuomonė, ar ta įstatyminė bazė, kuri dabar veikia Lietuvoje, yra pakankama, kalbant apie ir gretutinės teisės, ir žinoma intelektinę nuosavybę? Atsakymas atodus, ar ne? Norėtųsi visą laiką, kad mes būtumėm drąsesni ir turėtumėm tas sąlygas, kurias patys norėtumėm turėti, o ne tik tas, kuris padiktuoja mūsų partneriai iš užsienio. Tai yra, kur tikrai tobulėti, ar nuo jūsų ta pati minėta aktorių situacija, ar ne, kur ateina iš tų šokėjų aiškini, kodėl jis negauna atlyginimo, o šalia dainavęs operos solistas gauna atlyginimo ir tikrai nėra logikos. Tai drąsos kartais trūksta, bet iš principo tai tikrai yra suderinta viskas su tarptautiniam sutartim, su ES. Tai yra kur tobulėti. Kągi, šiandien noriu dar kartą pasveikinti, 4 amžiaus, vis dėlto gražus jubiliejus, jau ne vaikai, jau puikiai suprantantis, kas jūs esate ir ką jūs veikiate. Tad, Agne, ačiū Jums, kad suradote laiko pabendrauti su mumis ir mūsų klausytojais. Buvo labai smagu ir įdomu. Ačiū, Liudai. Dėkui. Mūsų pašnekovė buvo Agatos direktorė Agnė Begetė, ją kalbino Liudas Ramanauskas, bičiuliai. O netrukus mūsų eteryje, kaip įprasta, prisiminsime muzikos istorijos puslapius. Tikri įspūdžiai ir nuoširdūs žmonės. Radio stoties FM 99 rubrikoje pokalbiai prie mikrofono Liudas Ramanauskas.